O, tada pasižiūrėkime tavo sapną. Sakau sapną, nes, tu taip man pasakei, ar ne? Tai kažkas galėjo būti ir kažkas kita. Bet tavo sapne pasirodė tavo kolega, kuris narve nešė 2 baltus feniksus. Vienas iš jų buvo vyriškos lyties, o kitas moteriškas. Ir kolega pasakė, kad jie paklausė tavęs, ar ne, ar tu žinai, kokia jų vertė yra, kad 2 milijonai. Ir vyriškas išskrido, ar ne? Kažkaip netyčia. Mhm. Mhm. Ir atskrido pas tave, ar ne? Mhm. Nu va, tai pasižiūrėkime dabar. Sapnas, Mhm. kokia informacija? Kažkaip gerklę pradėjo kirsti. Apsaugas. Mhm. Apsaugas. Apsaugas labai labai stiprias. Kažkas jau nenori, kad mes skaitytumėm informaciją. Jo, kažkas. Aha. Kažkas labai nenori, nes jeigu neklaikstasi. Nieko, aš draudžiu kištis, jeigu kas čia žiūri. Mhm. Sakau, bus nubausti, jeigu lysit. Į miltus sumalsim Mhm. ir bus išskaidyti. Ir evoliucija baigsis. Tai Gerai. dabar skanuoju tą sapną. Man tokia daugiau kaip kažkaip kaip astralinė, kažkaip Mhm. netgi gal daugiau nei astralinė, net nemoku pasakyti, kažkokia kitokia būsena. Mhm. O tai gali būti, bet tai astralinis kūnas čia. Jo, čia Dėl daugiau su astraliniu kūnu tarsi. Mhm. Mhm. Tai Tas kolega galbūt kaip simbolinis labiau, žinai, jis visai nepričiom. O ten yra Žinoma. būtybė pasislėpusi su tavo to kolegos kūne? Kaip Ar, sakai? ar yra kažkokia būtybė tavo kolegos kūne? Tiesiog susikūrusi kolegos įvaizdį. Ar yra kažkokia būtybė, ar jį gali pasirodyti tikrųjų savo pavidalu? Gerai, čia paklausai. Jo, nes kažkaip pasirodė jo pavidalu, bet čia kažkokia tai būtybė. Mhm. Man tokie žodžiai tarpdimensinė kažkokia tarsi. Kažkoks tai tarpdimensinis, kuris keliauja tarp tų planetų, žinai, kažkaip taip. Mhm. Aha. Bet Aš tokį daugiau kaip juodą tokį matau, žinok. tai jis kaip neigiamas, ne, kažkoks yra, nes jeigu tarp dimensijų, tai tokie, žinai, kaip man nori sakyti, kaip kokie brakonieriai. Taip, čia tokie, kurie supranti. Jo, taip man ir labai rezonuoja ir toks jausmas, kad tai jie, kurie kažkaip kuria tas mums ribas, Mhm. jo kažkokį uždeda, tiesiog matau tokius kaip kubus tarsi, tokias kaip elektrinės sienos. O Mhm. taip, Feniksai yra mūsų dalis, vyriška, moteriška. Mhm. Čia yra mūsų dalis, kurios galbūt buvo įkalintos. Mhm. Tai nėra mūsų to tema, tai yra mūsų dalis, ar ne? Mūsų dalis jo. Mhm. O kaip dabar, ar čia dabar tie 2 feniksai yra tavo dalis, ar yra kažkieno kito ir tu užmatei? Ne, čia mano dalis, žinok, jie balti tokie. Aha. O kaip jie iš tavęs juos pavogė? Kada jie taip spėjo?
Labai labai senai kažkaip čia kažkokia kaip ne tai kad pavogė, bet toks jausmas, kaip uždėjo kažkokias tai ribas. Mhm. O tu gali prisitraukti dabar tą įvykį, vat kada tu ar sutikai, ar kontraktą pasirašei, ką kažką mainais gavai, kažkaip sumanipuliavo. Man tai daugiau eina tokie žodžiai iliuzija, padarė kažkokią tai tarsi iliuziją, kažkokią sukūrė erdvę iliuzinę. Mhm. Ir čia kaip manipuliacija, kaip spąstai ir įviliojo, žinai. Nes tie feniksai, jie tokie tyri, žinai, man tokie kaip angeliškos būtybės. Mhm. Ir galbūt ir tokie kaip ir patiklūs. Jie nežinojo kažkaip, kad čia kažkokie tai spąstai. Jie Mhm. sukūrė tokią erdvę, supranti, labai tokią kaip viliojančią, kad taip atrodo, įskridai į tą erdvę ir tu supratai, kad tu čia neturi būti ir toks kaip įkalinimas gaunasi ir taip automatiškai ribos užsideda. Ar tos mūsų dalys feniksai yra kažkas panašaus kaip astralas, kurie tiesiog patys vat keliauja, nes kitos dalys yra, tarkim, tie kūnai yra su mumis visą laiką. Mm. Ar jos dalys kaip astralai, sakai, ane jos kažkaip aukščiau nei astralai. Aš negaliu įvardinti, kas panašu, Bet jos bet laisvai truputį keliauja, ar ne? jie kažkur keliauja kažkaip į dar aukštesnius sluoksnius. Mhm. Geras. Jo. O pavyzdžiui, tas dar aukštesnius, tai čia į kokius gal dimensiją gali nuskaityti, ar kažkokią informaciją, ar pavyksta nuskaityti, kokią informaciją jie į, parneš. į, į kitą visatą visiškai kažkur tais. Mhm. Ir juos Man toks jausmas, žinai, atrodo, jeigu aš susitikčiau su tuo savo to feniksu, gal jis man parodytų, jeigu aš galbūt įeičiau į jį, gal kažkaip daugiau tos informacijos atsivertų. tai tu pakviesk taip, bet jie du, ane, kaip aš supratau. Jo, nes aš kaip supratau, aš su ta moteriška, kaip ir viskas ok, bet tas vyriškas, aišku, galim du išsikviesti, aš manau. Juos pakviesk ir kartu su jais paprašyk nukeliauti. Abu jas Mhm. su Jo, abiem jais. jo, Jo. jo, jo susijungiau. Mano širdis tokia labai išsiplėtusi, tokia kaip šviesiai, tokia žydra, matau spalvą. Širdyje matai tokią spalvą? Jo, Mhm. tas kaip kanalas kažkoks labai platus atsivėręs. O tai kitas kanalas čia? Mūsų širdyje, va žiūrėk, širdies centras iš tikrųjų labai turi daug kanalų. Oho. Mhm. Ir pas mane dabar tie visi kanalai yra aktyvūs. O būna, tarkim, pas kitus, šiurpuliukai eina, yra kanalai, jie atviri, bet ne visi yra aktyvuoti. Mhm. O kaip tu juos aktyvavai? Nu, čia buvo darbo. Daug ką, ne? Mhm. Aha, gerai. Tai tada paprašyk jų, ar gali tu į juos įeiti ir kad jie nuskraidintų tuo kanalu širdies į tas erdves, kuriose jie būna, kuriose jie keliauja, iki kurių jie pakyla. Mhm. Kažkokį rodo tokį vieną iš tų tokį spindulį, per tą spindulį
mes kylam į viršų. Mhm. Ir čia tokia erdvė, žinok, kur yra labai daug tokios plazminės, aš matau, žinai, balti tokie, kaip būna, kaip gvazdikai, tokie panašios gėlės. Mhm. Čia yra jų erdvė, ta tikroji jų erdvė, žinai. Ar čia yra visų feniksų erdvė? Ar jie turi atskiras erdves? Jie sako, kad kaip ir, žinai, atrodo čia, kad kaip ir mano tų feniksų erdvė, bet yra dar suskirstytos kitos erdvės skirtingiem feniksam, kaip ir bendrai, bet kažkaip yra kažkokia struktūra padaryta tarsi. Jie, žinai, jungiasi per širdies kanalus. Man dabar iš viso labai labai daug spalvų rodo įvairiausių. Mhm. Tokios blizgančios jos, žinok, tokia kaip. Čia tu kalbėt apie tos kanalus, kur daug kanalų visokių rodo, ar ne? Tai tie kanalai spalvoti. Taip. Ir tie, kaip atsimeni, minėjai feniksai, ne, tai tie feniksai turi įvairių spalvų. Gal dėl to aš ir matau skirtingus kanalus su skirtingom spalvom. Kaip atrodo atskirai, bet ir tuo pačiu vienis. Čia tokia kaip struktūra, kaip mozaika kažkokia tokia, žinai, padaryta. Ar galėtum pažiūrėti, ar tu gal turi daugiau tų feniksų ir jie yra skirtingų spalvų? Ar tu turi, tavo būtybė yra baltos spalvos feniksai? Aš turiu daugiau jų, žinok. Yra Tai čia vienas su pirmieji, akmenimis. Sakyk susikviesti savo. juos visus, Mhm. kviesk visus feniksus. Nes mūsų Visus. širdies, žiūrėk, dabar mūsų širdies vibracija, ane, dažniai irgi turi įvairių spalvų. Ir nuo mūsų sielos kažkaip irgi atrodo taip, kad tie feniksai kažkaip su tais kanalais, tos širdies, tą čakrą, man rodo, jie va tokiom spalvom. Geras. Jo, ir kažkaip jie netgi gali veikti ne vien tik širdies čakrą, palauk. Pagrinde viskas eina per širdį, aš taip supratau pagal tai, ką matau. Bet pavyzdžiui, žinai, kaip jie kažkaip ir su širdim, ir su mūsų kristalais, ir su mūsų meridianais, Mhm. jie yra čia susiję. Oho, kiek visko daug. Jo, Ar dabar tu pasikvietei visus savo feniksus? jų daug, Visokių spalvų, ar ne? taip. Tai tu čia ir dabar su jais paprašyk susijungti į vieną. Aktyvuok va tuos kanalus su kiekvienu feniksu. Užmesk vėl tą ryšį. Pasižiūrėk, ar nėra kažkokių trukdžių. Ar jie visi laisvi yra, ar jie nėra įkalinti. Jie yra visi laisvi, žinok. Ir tuos baltus buvo? Ar jie nebuvo įkalinti tie balti? Aš manau, tie balti kažkaip kaip simbolis, kad tokie kaip pranašai, kad išeik iš tų apribojimų ir pasižiūrėk plačiau.
kiek tu daug Mhm. visko dar turi, kiek tu dar turi sužinoti, žiūrėk, bet rodo, kad va tie buvo apribojimai tų vat tarpdimensinių tų būtybių. Čia ne kaip kaip čia pasakius, kaip spąstai, manipuliacija, ne? Mhm. Kad tu nepamatytumei, kad tik tu nesužinotumei, kad yra kažkas plačiau daugiau, tai jie čia atėjo kaip daugiau kaip pranašai. A, Išeik iš čia, žinai, kad tu pamatytum tą didesnį vaizdą, pilnesnį. tai tos tarpdimensinės būtybės, jos tiesiog kaip miglą metė, ar ne, kad tu nepamatytum šitos informacijos labiau, ar Taip, va, teisingai, taip čia galim interpretuot kaip iš visko, aha. Mhm. Mhm. Kad būtų tos ribos, kad uždėtų mums tas ribas, tos kubus, kaip sakei. Jo, čia mums, aha. Ar ne? Matai? Mes tą jau ir visada ir sakom, kad širdis yra labai labai galinga. Visada visos būtybės mums sako, atverkite širdį. Nu, va dabar. O mums ją visą tik miglą pučia, kad tik nežiūrėtumėm į ją, kad tik nesuprastumėm, ką ten reikia, kaip ten ką. Aha, Teisingai. ką tau tie feniksai nori parodyti? Kokia tai, gal dimensija, gal gali matyti, kokia tai yra? Ar ten nėra dimensijų? Ten labai aukštai, aš net nežinau, pasimečiau tarp skaičių. Mm. Mm. Ar ta erdvė yra jiems ten labiau kažkaip, ar mokosi jie ten, ar jie ten regeneruojasi, ar jie ten komunikuoja, ką jie ten veikia? Jie labai daug ką iš tikrųjų daro, jie kažkaip transformatoriai, transformuoja energijas, senas programas, tas senas kažkokias tai vat perdaro, atnaujina. Ne veltui yra tas posakis, žinai, feniksas, kuris kyla iš pelenų, Aš pakyla iš pelenų. galvoju, žinok, Mhm. kaip sutapo, galvoju, va čia tas ir yra tas labai posakis. Kartais gyvenime žmogus pereina, nu, per tiek, per tiek visokių duobių, ar ne, kad atrodo sudegi ir atgimsti iš naujo. Mhm. Kaip tas feniksas būna tiesiog visiškai kitas patampi po tų visų iššūkių. Ir tuo metu būna žmonės net labai pasikeičia po kažkokių labai didelių sukrėtimų. Atrodo, vat, gal jie ir susijungia su tais feniksais tada po šitų va tokių didelių kažkokių traumų ar iššūkių. Taip. Nes būna pakeičia visiškai gyvenimo kryptį, atrodo, lyg jau eitų iš širdies vedami. Mhm. Jo, tai čia kažkaip jie kuria naujas energijas, kelia naujus dažnius, naujas vibracijas, aukština. Ten labai tokie, kaip čia tie tokie garsai eina, tokie binauraliniai girdžiu, žinai. Mhm. Tokie labai aukšto dažnio, tokie kaip žinai, tokie vat labai labai tokia atmosfera, kur daug to skambesio tokio. Mhm. Ką dar gali pamatyti, nuskaityti, ką feniksai tau gali patys parodyti, papasakoti, nebūtinai apie tą erdvę, gal apie tave, apie tuos meridianus ar tuos kanalus širdies, ką jie galėtų papasakoti mums. Jie aktyvuoja man tą kanalą, jie supranti kažkaip, atrodo tarsi jie ilgai laukia to momento, kada
kada galėtų, nu, man padėt, žinai. Mhm. Anksčiau aš jų kaip ir negirdėdavau. Tarsi kažkokie vat limitai ane, kažkokie tai blokai. Mhm. Jie negalėdavo iki manęs dasigauti. Ir vat dabar man rodo, kad ta širdis, tie kanalai, jie tokie visi aktyvūs ir kažkokie kaip sakant, mano nauja dalis kažkokia tai kuriasi, žinai. Mano galbūt sielos kažkokia tai dalis. Mhm. Kaip įdomiai. Mhm. Kažkas seno išeina, naujas kažkas kuriasi, transformuojasi. Kažkas ten, Mhm. nu fainiai. Nu, čia jėginė informacija yra. Jo. Atrodo, ane, kad mes čia jau taip jau atvėrėm tas širdis, bet iš tikrųjų čia dar jas verti ir verti. Bet tai taip jaučiu tokį, žinai, sakau, labai tokį kanalą tokį, kad jisai sustiprėjęs. Mhm. Nu, labai, 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 labai fainiai. Gal galime pamėtyti burbuliukų ir pasidalinti šitą informaciją su kolektyvine prabudusių žmonių pasąmonėmis? Žinoma. Mhm. Mhm. Ar tau kyla dar koksai klausimas? Šiuo atžvilgiu ne. Mhm. Kažkaip atrodo tiek daug tos informacijos, tiesiog reikia, kad jis susigulėtų. Mhm. Gerai. Tai aš tada gal stabdau šitą įrašą ir mes pasižiūrėsime paskui toliau, ar ne? Mhm.